Sveiki sugrįžę į Marijampolės stadioną 2010 metų pasaulio čempionato atrankos rungtynės Lietuva-Austrija. Prieš keletą sekundžių prasidėjo antrasis kėlinys ir per tas sekundės apskritai nieko neįvyko, 0-0. Abi komandos antrąjį kėlinį pradėjo lygiai tokių pat sudėčių kaip ir pirmąjį ir dabar aišku labai įdomu, kokių taktinių pakeitimų mes galime pamatyti dabar. Ko galima treneriui tikėtis, kaip komandos žais dabar, ar bus pakeitimų? Aš manau, kad pradžio rungtynių abi komandos, kaip jau sakiau, tenkina, sakykime, aišku, namuose norėtųsi laimėti, bet strategiškai tenkina lygius abiejas komandas, todėl pakeitimų nėra. Pirmas kėlinys be įvarčių ir, sakykime, toks žaidimas ir vienos kitos pusės matomai trenerius per daug neliūdino, todėl ir pakeitimų kažkokių ir žaidėjų pakeitimų, ir taktikos pakeitimų kol kas nemato. Dabar Tomas Danilevičius su Sauliu Mikoliūnu pradeda lietuvių ataką ir deja kamuolys prarastas. Tiesiog daugiau buvo austrų toje vietoje. Ir austrų atsakymas kairiuoju kraštu. Tokių klaidų, kaip dabar padarė Austrai, mes matėme ir vienos ir kitos komandos žaidime. Ir apskritai, jei dar labiau kalbėtumėm apie pirmąjį kėlinį, tiesiog ir viena ir kita komanda tam tikrų laiko tarpų turėjo iniciatyvą, po to ją prarasdavo apskritai rezultatas 0-0. Kaip pirmojo kėlinio pabaigoje ir sakiau, turbūt yra teisingas. Jei kalbėtumėm apie teritorinę persvarą, jei kalbėtumėm apie pavojingas progas, tai būtų netiesa. Na, rungtynių arbitras kaip ir pirmajame kėlinyje, taip ir dabar lyg ir nulankesnis yra Austrijos komandai. Bent jau taip atrodo stebint čia rungtynes. Net pasibaigus pirmajam kėliniui mačiau, kaip Marius Stankevičius nuėjo pas rungtynių arbitrą, nuėjo ten ir Tomas Danilevičius, tiesiog paklausė apie keletą epizodų. Na, ką atsakė rungtynių arbitras, dėja pasakyti negaliu. Dabar austrų ataka, pavojinga situacija. Jo, visa laimė, kad Žydrūnas vietoje ir nepavyko šonio vardu prismugiuoti austrų žaidėjų. Atrodo, ataka iš niekur. Taip klysti baudos aikštelėje, tiesiog lietuviai neturi teisės. Na, dabar Česnauskas nesėkmingai sužaidžia, o jūs matėte epizodo pakartojimą, kur Žydrūnas Karčemarskas buvo savo vietoje. Na, būtų keista, jei jis būtų kitur ir tiesiog tokio nestipraus smūgiuoto kamuolio nebūtų pasiekęs. Dabar Danilevičius nesėkmingai perduoda kamuolį į priekį. Galbūt reiktų pasistengti daugiau žaisti žemais perdavimais, kaip tai buvo pirmojo kėlinio pirmoje pusėje, tada ir progų sukurta daugiau. Dabar nepavyksta greit pradėti atakos, nors Linas Pilibaitis tiesiog prašė kamuolio, jis bėgo į varžovų baudos aikštelę. Mikoliūnas nusprendė žaisti kitaip. Prie kamuolio palikti Šemberas su Klimavičiam. Ir štai kokia galinga Austrijos gynyba. 3, 5, 7, 8 austrų futbolininkai ir vartininkas. Iš viso 9 žaidėjai baudos aikštelėje. Ką pasirink Šemberas? Jis Dedūrai. Šiek tiek stumtė Ligna Dedūra. Dabar protingai sužaidė gynyboje Austrai. Aišku, už tokį pastumimą 11 metrų baudinio nieks neduos. O Dedūra, kuris lyg ir buvo neblogai pozicijoje, buvo įstumtas žymiai prastesnė. Atkreipsi prie standartinių padėčių Austrijos gynėjai. Jie nedengia personaliai nei vieno žaidėjo, sustoja liniją, užima visas pavojingus taškus ir kamuolį skrien, eina į kamuolį. Kreipti dėmesį jau pirmam kėlinyje tie momentai buvo, yra dabar neseniai situacija buvo, kada matėme, kad sustoja visi į liniją ir laukia perdavimo ir eina į kamuolį. Ir nežiūri mūsų komandos puolančių žaidėjų. Ką reiktų lietuviams daryti, kad sugebėtų įveikti reiktų mėginti laužyti tą liniją. Tai yra žaidėjai pamėginti išvesti juos
įvairiai keičiant kryptį, bėgant puolėjam ir įnešant tokią sumaištį tarp jų. Tiesiog turbūt tie aukšti perdavimai kol kas mažiau duoda naudos. Taip, reiktų daugiau ieškoti kelio ant žemės. Prieš aukštus austrų gynėjus, keliant aukštus kamuolius, tenais aš manau, kad šansų turime mažiau. Reiktų ieškoti perdavimo žemę, praėjime per krašte, sužaidžiant senelį, tolimų smūgių. Na dabar mes išvysime kortelę ir iš karto matome specialiai į kojas Danilevičiui kerta dabar René Aufhauseris. Rungtynių arbitras nedvėjodamas stabdo žaidimą, nors lietuviai ir turėjo kamuolį. Nors gal ir buvo galima sukurti kažką, tačiau daugiau šansų, kad to nebūtų buvę ir tiesiog vėl, kad būtų nuramintos aistros, fiksuojama pražanga ir dar kartą pažiūrėkime. Na, nėra turbūt ką ir diskutuoti. 100% geltoną kortelę, jos nusipelnė Aufhauseris ir prie kamuolio vėl Deividas Šemberas. Na ir Marius Stankevičius. Stankevičiaus smūgis! 3-0! Marius Stankevičius ir Lietuva artėja antrosios pergalės šiame Europos pasaulio atrankos čempionato link. 52 rungtynių minutė. Kai matome įvartį, galima pasiekti smūgiant iš gana tolimo atstumo, nes kamuolys rikošetuoja nuo žaidėjų, šiuo atveju sėkmingas rikošetas ir kamuolys priešininko vartų. Dar kartą pasigėrėkit. Autorius Marius Stankevičius. Tomas Danilevičius lietė kamuolį baudos aikštelėje. Jis pakreipė kryptį ir rezultatyviausias visų laikų Lietuvos rinktinės žaidėjas, Lietuvos rinktinės kapitonas išveda Lietuvos komandą į priekį. Kaip dabar turėtų elgtis Jose Coseiro? Ar keisti kažką aikštėje, ar tiesiog viską palikti, žaisti taip ir toliau, nes... Ne, aš manau, kad tikrai keisti nieko nereikia, kadangi mūsų žaidimas nepagrįstas ataka, o žaidimas pagrįstas kontrataka, todėl aš manau, kad keitimo tikrai nereikia jokio daryti. Paprasčiausiai reikia sėkmingai toliau apsiginti, toliau kontroliuoti žaidimą ir išpuoliais, sakykime, klaidinti priešininkų gynybą. Tiesiog mes perėsime į aklą gynybą, tai tikrai gero rezultato tas neatneš. Na ir šiek tiek informacijos iš Paryžiaus. Ten Prancūzijoje prancūzai susitinka su serbais ir rezultatas 0-0. Ten pusvalandžių vėliau prasidėjo rungtynės nei čia Dariaus Irgirėno, nei Marijampolės stadione. Ir jei viskas baigsis taip, kaip yra dabar, Lietuva taps vienvalde grupės lyderė. Na, tai būtų kažkas nerealaus. Atsimenu, vieną kartą prieš 14 metų lietuviai buvo grupės lyderiai, tada, kai jūs dar treniravot Lietuvos rinktinę. Laimėjome Ukrainą 2-0, laimėjome Sloveniją 2-1 ir negavę žaidėjų prieš rungtynės su Kroatija, taip, su Kroatija. Ten 75 minutė, dabar rezultatas 0-0, tačiau neturėjom absoliučiai puolėjų, kur netidavė austrų kaip tik klubas ir pralaimėjome rungtynės 2-0. Ir po 3 rungtynių išvykoje turėjome 6 taškus. Tai buvo reali galimybė kovoti dėl išėjimo į tolesnį etapą. Tokių galimybių Lietuvos komanda iš tikrųjų turėjo ir bent jau pati realiausia buvo tada, kai trūko vos vieno taško. Tose irgi įsimintinose rungtynėse, kai airiai lietuvius palaužė 2-1. Na, tiems, kas neatsimenate, priminsiu, kad lietuviams tada būtų užtekę ir lygiųjų, tiesiog nepasisekė. Rungtynių arbitras parodė, kad gali žaisti po Švilpuko komandą. Sužaidė greičiau airiai, įmušė įvartį, rezultatas 2-1. Tačiau jūs, jeigu atkreipėte dėmesį, mes kada nagrinėjom tas rungtynės, įmušė įvartį po to, kai sužaidė ranką. Teisėjas to nematė. Rungtynių metu mes ir nematėme, tačiau analizuodami rungtynės aiškiai matėsi, kad bus sužaista ranka. Tačiau tai buvo seniai. Tai buvo prieš 8 metus, dabar visai kita situacija. Dabar yra
žymiai sudėtingesnė grupė nei tada, tačiau pats startas yra tiesiog nerealus, nerealiai malonus ir svarbiausiai naudingas Lietuvai. Taip, Lietuvos komanda kol kas nekeičia plano, jis žaidžia taip pat kaip ir žaidė prieš įvartį. Ir Marius Stankevičius, jo perdavimas Mikoliūnui. Na, šiek tiek galbūt per ilgai Mikoliūnas buvo su kamuoliu ir tada uždelsta proga. Na, dabar jau Česnausko nesėkmingas perdavimas į baudos aikštelę. Tai bebūtų, bandymas yra ir tokių progų. Lietuviai turbūt turės vis daugiau ir daugiau, kuo ilgiau rezultato Austrai negalės išlyginti. Na, šiuo atveju dabar Austram nieko nebelieka, reikia eiti į ataką. O einant į ataką, sėkmingai apsiginant, galima labai sėkmingai kontratakuoti ir pasiekti dar vieną įvartį. Jūs turbūt pastebėjote, kai tik praleido Austrai įvartį, jų treneris iš karto, Karelas Bruckneris, padarė vieną keitimą ir, na, dabar net bandau pažiūrėti, vidurio saugų žaidžia aikštėje pasirodęs Samuelis Burenas ir jis pakeitė futbolininką, kuris René Apgauserį, kuris lyg ir žaidė toje pat vietoje, tad didelių pakeitimų jis nepadarė. Tiesiog turbūt reikėjo žmonių, kurie turėtų daugiau jėgų ir tam buvo atliktas pirmasis keitimas. Ir dabar keista matyti Austrų savo pusėje tiek ilgai perdavinėjančius kamuolių vienas kitam. Dabar tokios prabangos Austrai nebeturi. Danilevičius. Česnauskiui. Česnauskis į baudos aikštelę. 2-0! Tomas Danilevičius. Ne veltui jis yra rinktinės kapitonas. Jūs net neįsivaizduojate, kas darosi čia Marijampolėje. Dar vienas įspūdingas įvartis. Įvartis iš fantastikos srities. Tikrai taip. Deividas Česnauskis. Idealus perdavimas. Tomas Danilevičius vėl pasielgė lygiai taip, kaip reikėjo. Nenumaldomai artėja ketvirta pergalė iš eilės oficialiuose rungtynėse. Nei vieno praleisto įvarčio. Dar kartą priminsiu, ką kalbėjau pirmajame kėlinyje. 2-0 nugalėta Ukraina. 2-0 nugalėta Gruzija. 3-0 išvykoje sutriuškinta Rumunija. Ir dabar Austrai yra labai arti to, kad būtų dar viena komanda, kuri bus priversta palikti aikštę nuleidus galvas. Karelo Brucknerio vadovaujama komanda kol kas pralaimėjimų neturi. Draugiškos rungtynės su pasaulio vicečempionu, su italais, lygiosios 2-2 ir po to nugalėta Prancūzija 3-1. Iš tikrųjų įspūdingi rezultatai. Ką dabar galės prieš pastatyti Lietuvos komanda Austrai? Dabar aišku, vėl reikia gintis ir vėl laukti savo šanso. Turbūt mes tai ir matome. Žymiai daugiau Lietuvos komandos futbolininkų dabar ir atsitraukia į gynybą ir štai taip perėmė kamuolį, iš karto bando perduoti Tomui Danilevičiui. Viskas elementaru, viskas paprasta. Kitaip elgtis turbūt dabar Lietuvos futbolininkai ir negali. O Austrai nenustoja stebinę. Galbūt komanda yra pernelyg pasimetusi, kad tie perdavimai yra savo aikštės pusėje ir kad kamuolys
tiek ilgai keliauja į Lietuvos komandos pusę. Mikoliūnas. Danilevičius. Na ir nepamatė rungtynių arbitras kitoje aikštės pusėje. Buvo pargriautas Saulius Mikoliūnas. Na ir buvo pargriautas nelabai švariai. Na, tokia situacija, už kurią būtų galima parodyti ir kortelę. Kaip bebūtų, situacija, kurios nematė rungtynių arbitras, reikia ją pamiršti, reikia žaisti toliau. Dar kart labai lengvai apsigina lietuviai, dar kart yra šansas kontratakuoti. Kšanavičius ir visai kitoje aikštės pusėje kamuolio prašantis Česnauskis. Luktelik Kšanavičius. Ir dėja nepasiseka. Aišku, reiktų kuo greičiau grįžti į gynybą. Dabar yra per daug Lietuvos futbolininkų varžovo aikštės pusėje ir Saulius Mikoliūnas užima tą vietą aikštėje, kurioje paprastai būna Tomas Danilevičius. Ar tai nereiškia, kad Mikoliūnas pavargo? Dabar labai lengvai suklaidina ir Česnauskį varžovai. Ačiū, Česnauskis žaidžia ramiai, kamuolį įsaugo aikštėje ir užuot leidęs varžovams pakelti kampinį. Ja, bet atrodo, kad Česnauskis traukia kojas. Nes susėmė iš kojų ir atsigulė, matyti, ir nuovargis duoda savo žinotę. Na, kaip bebūtų, per 4 dienas sužaisti 3 kėlinius yra daug. Ir net jei mes kalbėtumėm, kad buvo puikios galimybės atsistatyti, na, pažiūrėsime, ar Deividas Česnauskis galės tęsti rungtynes. Jėgų atiduota iš tikrųjų daug. Keitimas. Adama gydytas rodo keitimą. Matomai yra problema ir galbūt yra emocinis šitas nešaldomas. Ir gal jis ramuo. Ko jau ko, tačiau mažiausiai norėtųsi matyti traumų. Deividas Česnauskis, tas futbolininkas, kuris pastaruoju metu labai daug kentėjo dėl to. Prisiminkime net ir pirmąsias šių metų rungtynes su Azerbaidžano futbolininkais. Tada Deividas Česnauskis taip pat buvo tas nelaimėlis, kurio labai trūko iki mūsų svajonių komandos. Tada jo nebuvo, dabar jis negalės tęsti rungtynių, tačiau... Matome, kad pakvietė treneriai Kaloną, ko gero leis Kaloną to Česnauskio dešinį kraštą, nes Mindaugas žadės, kuris sugeba žaisti ir viduryje, ir krašte. Tačiau jam geriau sekasi, aišku, iš kairės pasižaidžiant krašte, galbūt bus pakeičiama, gal ir ne. Pasižiūrėsime. Dabar lietuviai paskutinėjame epizode tiesiog pramiegojo vėl austrus ir taip smūgiuoti nereikėtų leisti. Laiko dar yra labai daug. Beveik pusvalandis. Tačiau Marijampolė tiki. Tikiu, kad tiki ir visa Lietuva, kad šiandien bus iškovota pergalė. Ir jei prieš rungtynes daugelis kalbėjo, kad šansai lygus, dabar tų šansų turi be jokios abejonės daugiau lietuviai. Tomas Danilevičius pastebėjo, kad šiek tiek vartininkas išbėgęs iš vartų. Reikia vėl nestandartinių sprendimų, kurie galėtų dar labiau įtvirtinti Lietuvos komandos persvarą. Jei jau nekartą minėjau apie 3 pergalės oficialiuose varžybose, tai galime prisiminti ir kitą mums teigiamą faktą. 2 sutriuškinimai rezultatu 3-0. Jei kalbėtumėm ne tik apie oficialias varžybas, bet kalbėtume ir apie draugiškus susitikimus. Linas Pilibaitis. Galbūt taip elgtis ir nereikėtų. Prisimenam pirmojo kėlinio vidurį, kai Pilibaičiui buvo parodyta geltona kortelė. Deividą Česnauskį keičia Mindaugas Kalonas. Panašu, kad Česnauskio vietą ir užims aikštėje Kalonas, bent jau dabar jis yra toje vietoje. Ir nors galbūt dažniau jis žaidžia vidurėje, tačiau šį kartą Jose Koseiro jam patikė vietą kitur.
Polas Šarneris palieka aikštę, futbolininkas, iš kurio labai daug laukia patys austrai, futbolininkas, kurio ilgai nebuvo Austrijos komandoje dėl vienos priežasties, jis konfliktavo su Austrų federacija, konfliktavo su treneriais ir tik atėjus Karelui Briukneriui grįžo į rinktinę. Vigano klubui Austrijoje atstovaujantis futbolininkas, jis šiandien neparodė nieko tokio, dėl ko mes jį būtumėm įsiminę ir treneriai jį pakeitė. Ir pakeitė žmogum, kuris yra puolamosios grandies Ervinas Hoferis. Futbolininkas, kuriam vos 21 metai, tai dar vienas jaunosios kartos austrų žaidėjas, 5 kartus atstovavo savo nacionaliniai komandai ir praėjusiame Austrijos čempionate buvo pelnęs 3 įvarčius. Tiek trumpai informacijos apie jį, o jo komandos draugai pradeda gana retą ataką antrajame kėlinyje. Nuošalės nėra. Ir Žydrūnas Karčemarskas savo vietoje, o iškart atakos maigolyje tas futbolininkas, kuris dabar sudarys duetą su jau pirmajame kėlinyje puolime pradėjusiu Štefanu Mergoferiu. Ir dabar mes galime pasakyti, kaip austrų komandai trūksta Janko, o jų futbolininkai su kamuoliu. Kažkokia tai šiek tiek tokia panika Lietuvos žaidime, jos visai nereiktų dabar. Šemberas. Stankevičiui. Ir vėl. Ne pats sėkmingiausias Mariaus veiksmas, o panašu, kad austrai atsigavo po to knockdowną. Na ir dabar vienas kitą bando užvesti šios komandos žaidėjai. Ar užteks jiems laiko? Tikėkimės ne. Dabar mes galime turbūt trenerį šiek tiek dar labiau pamatyti, kaip Lietuvos futbolininkai atsitraukia atgal ir atiduota austrams teritorinė persvara. Sakyčiau, čia protingas įėjimas tam, kad nereikia duoti erdvių, kad neturėtų erdvių atakai, atsitraukti ir žymiai austrams sudėtingiau pozicinėm žaidimui išatakuoti. Ir sėkmingos kontratakos, kai matėme, kad ir sėkmingi pakreipimai kamuolio. Tomas Danilevičius šiandien tikrai pasielgė kaip tikras kapitonas. Noriu pasakyti, kaip po to, kai komanda paliko Skarbalius, kuris buvo ilgametis komandos kapitonas, mums tada buvo galvosūkis, kas galėtų pretenduoti. Tačiau, kaip žinome, kapitonai pas mus komando neskiriami, jie renkami. Pradžioje mes porą kartų paskirime Tomą, nes tai tikrai intelektualus žaidėjas, atsiduodantis visą save futbolui, norintis žaisti už Lietuvą ir paskui, sakykime, komanda, kada buvo rinkimai, jau jį išrinko kapitono, nes pamatė, kad tikrai yra tikras kapitonas ir tikras, sakykime, pagalbininkas. Nes kapitonas tai yra atsakingas vaidmuo komandoje. Kaip gražiai žaidžia Arūnas Klimavičius. Perimtas kamuolys ir dabar jis su Mikoliūnu. Reiktų greičiau. Nereikia skubėti, reikia ramiai žaidimo tempą numuošti. Kamuolį įraičiuoti žemę užtikrintai. Tegu nervinasi priešininkas. Jeigu mes skubėsime, lėksime, tai gausis lenktynėse, kuriuose gali ir pralaimėti. Reikia dabar ramaus žaidimų, sulėtinti žaidimą, lėtai įvesti kamuolį, iš užribio, baudą neskubėti vykdyti. Taip, kad aš manau, kad teisingai viską daro. Netrukus aikštėje dar vieną keitimą atliks Lietuvos komandos treneriai. Ir Edgaras Česnauskas pasirodys aikštėje. Lietuvių ataka. Ir su kamuoliu varžovų vartininkas Maningeris, kuris dabar kuo greičiau stengiasi vesti kamuolį žaidimą. Ir tas skubėjimas taip pat toli gražu ne visada yra į naudą. Vos vienas austras buvo Lietuvos aikštės pusėje, kai lietuvių tuo metu buvo 4.
Ką dabar galėtų keisti Edgaras Česnauskas? Arba norės pakeisti Mikoliūną, arba gali atsirasti variantas, kad gali būti keičiamas Kšanavičius, o Kalonas metamas į vidurį, Mikoliūnas į dešinę. Tačiau čia galimi ir tas variantas, kurie praktiškai naudingi. Nes Saulius Mikoliūnas ir šiandien gana aktyviai žaidė, čia eikvojo daug jėgų. Kitas dalykas, norėdami pažiūrėti galimybės Česnauskio. Ką dabar išdarinėja Žydrūnas Karčemarskas. Na dabar pramiega lietuviai jį. Ar tik ne Linas Pilibaitis yra keičiamas. Na, dar kartą epizodas pavojingiausias. Štai, nesutarė, kam reikia ginti vartus ir vos liečia kamuolį Žydrūnas Karčemarskas ir to užtenka, kad vartai būtų išsaugoti sausi. Na, kodėl dabar nėra keitimo? Taip, Linas Pilibaitis paliks aikštę. Šiandien taip pat atidavęs daug jėgų ir jei Pilibaitis nebuvo toks pastebimas kaip rungtynėse su Rumunais, bet kokiu atveju Marijampolė jam dėkoja. Daug futbolininkų baudos aikštelėje, teks pakartoti situaciją, nors geriau turbūt, kad netektų. Ignas Dedura jau buvo išmušęs kamuolį už šoninės linijos. Na, iškart ir trečią keitimą ruošia Žizė Koseiro. Laisvas dar kartą vartus ir pernelyg daug laisvės jau suteikia lietuviai varžovams. Ta atiduota iniciatyva, nereikėjo su ją persistengti. Blogiausia yra tai, kad austrai pajuto, kad lietuviai yra pažeidžiami ir dabar kuriamos progos. Laiko dar yra labai daug ir jei vieną įvartį, jei įmuštų austrai. Tai matėme, kad Mikoliūnas perėjo dešinę pusę, Kalonas su Kšanavičio vidurį. Žemai, aišku, Edgaras Česnauskas kitur žaisti kaip kariam krašte ir negali. Tai yra kojas, žaidėjas, valdantis gerai vieną koją, greitas. Ir svarbiausia įsigydęs traumą. Dabar tiesiog kuriozinė situacija. Du austrai pabandė kamuolį įvesti žaidimą, vienas kamuolys yra aikštėje, o Emanuelis Pogatecas tiesiog stebėjo, kam perduoti kamuolį į aikštę, kai jo komandos draugai jau dalyvavo atakoje. Na, perima iniciatyvą austrai, kurie puikiai supranta, kad dabar yra tas momentas, kai jie dar gali kažką pakeisti. Vėl nėra nuošalės. Ir iš tikrųjų, 9 numeris Ervinas Hoferis puikiai papildė komandos žaidimą. Marius Žaliukas netrukus pasirodys aikštėje ir dar vienas Edinburgo Hearts futbolininkas, kuris keičia Audrių Kšanavičių. Audrius Kšanavičius vėl puikiai futbolininko forma, tačiau per daug išeikvotų jėgų, kad reiktų žaisti visas rungtynes. Matome persukama du atraminiai saugai, bus Šemberas ir Žaliukas. Minėjom, Kalonas priekį padės Danilevičiui. Ir rezultatų išlaikymui ir galbūt dar kontratakų pasiekiant rezultatą. Aš manau, kad tokie perstumdymai yra tikslingi, nes Žaliukas gerai žaidžia galvą. Tai yra gynėjas, kuris galinti žaisti ir saugo pozicijoje, ir kartais žaidžia atraminio saugo pozicijoje. Tai, sakykime, šiuo atveju sustiprėja gynybinis potencialas komandos, tačiau išlieka ir atakos, nes yra kraštai, kurie galintys praeiti. Kraštiniai saugai ir Kalonas viduryje, kuris gali padėti Danilevičiui sukurti momentą ataką. Ir apskritai, kalbant apie Marių Žaliuką, škotų spauda dažniausiai pažymė, kad Marius Žaliukas žaidžia patį geriausią sezoną Edinburgo Hearts ekipoje ir
tuo įsitikinti, mes turėsime maždaug 15 minučių. Reikia neužmiršti, kad jauni futbolininkai kiekvienais metais geriau ir geriau žaidžia. Taip kad nebūna taip, kad iš pirmų metų jaunas žaidėjas atsiskleistų gerai žaisti. Kiekvienais metais jis gerina savo žaidimą ir kada normaliai treniruojasi, stengiasi, tai jo žaidimas gerėja ir jis tobulėja. Štai dabar Marius Žaliukas išmuša kamuolį toli į priekį. Vėl, turbūt reiktų sakyti, sąmoningai yra atiduota persvara, teritorinė persvara varžovams. Ir kaip visi drausmingai lietuviai grįžta gintis, išskyrus Tomą Danilevičių. Vėl Austrų ataka pavojinga, prieš Klimavičių smūgis į vartus ir... Tokio smūgio įvarčių nepasieksite, nes smūgis tai buvo kažkoks perdavimas, galima sakyti, kadangi nebuvo stiprus smūgis ir buvo vidury vartų, tai nesudarė Žydrūnui didelio pavojo. Bet kokiu atveju nereiktų taip laisvai leisti įsiveržti baudos aikštelę varžovams ir pirmiausia Ervinui Hoferiui. Futbolininkas, dar kartą pakartosiu, jam buvo 21 metų, tačiau po keitimo pasirodęs aikštėje, bent jau man, iš aikštėje esančių Austrų palieka didžiausią įspūdį ir yra labiausiai pastebimas. Vėl drausmingai lietuviai grįžo į gynybą, o Austrai ieško rakto, kuriuo kraštu galėtų įveikti lietuvių gynybą. Tokie epizodai tik artina mūsų komandą prie pergalės. Išmuštas kamuolys už šoninės linijos tuo metu, kai nei vienas lietuvis net nespaudė varžovo. – 12 minučių iki rungtynių pabaigos. Rezultatas nesikeičia nuo antrojo kėlinio vidurio. Dar kartą priminsiu tiems, kurie ne nuo pradžių stebi šią transliaciją, kad antrajame kėlinyje abu įvarčius pelnė Tomas Danilevičius. Dabar Mindaugas Kalonas panašiai pasielgė kaip prieš tai vykusioje atakoje Austrijos rinktinės žaidėjas. Stebint šias rungtynės galiu pasakyti, kad po to, kai aš mačiau Austrijos komandą čempionate, dabar tai yra absoliučiai skirtingų taktinio braižo komandos. Ši komanda yra paremta tuo, ką ilgalaikiai žaidė čekų komanda. Tai su puolėjų vadinamų stulpo ir keliami kamuoliai numetami priešininkų ir žaidimo maniera kita. Tenai buvo komanda, kuri žaidė, kaip aš minėjau, 2 ryškus puolėjai, 3 toks playmakeris, 4 saugai, 3 gynėjai, kuris stengiasi atakuoti. Ir per trumpą laiką nežinau, ar tai bus geriau ar blogiau, bet Austrų veidas pasikeitė, sakykime, 70% jų žaidimo stilius, jų žaidimo maniera. Ir matome, tai įnešė treneris, kuris su čekais pasiekė rezultatą būtent žaisdamas su galingu vidurio puolėju. Ir jis mesdavo kamuolius. Austrai neturi Jano Kiolerio ir tai... Taip, bet jie turi 7 numerį, kuriam mėginama pritaikyti Kiolerio vaidmuo. Matėme, metami kamuoliai aukšti jam ir jis mėginamas numėtyti žemyn. Tačiau ne, tai nėra Kioleris. Tai nėra Kioleris ir ta maniera galbūt nepilnai pasiteisė. Sunku pasakyti, kaip būtų kloščiusios rungtynės, jei būtų žaidęs jų pagrindinis puolėjas ir lyderis Janko, kuris Marijampolėje šiais metais buvo, kuris žaidė su Sūduvos komanda UEFA taurės varžybose, ir tada pelnė 2 įvarčius. Kalonas į kamuolio. Smūgis! Ir aišku, tokiais smūgiais taip pat įmušti įvartį, tai yra pernelyg sudėtinga. Martinis lengvas kamuolys, krūtinės aukštyje ir jo zonoje, tai čia yra, sakykime, varnininkui pasivaikščiojimas. Dabar nesutarė rungtynių arbitrai ir bent jau man pasirodė, kad suklydo aikštės teisėjas parodydamas, kad kamuolys turi atitekti Lietuvai, bet nuo to tai geriau. Dar vienas kampinis prie priešininkų vartų, laimėta tam tikras laikas
galima sukurti momentą prie standartinės padėties, taip kad matome, kad jau matomai austrų žaidėjai ir psichiškai pasimetę, nes toks paprastas momentas kamuolio stabdymas, kurį dabar šiuo momentu praleistas kamuolys į kampinį, rodo, kad jie jau nebetikė savo galimybėm šiandienos rungtynėse. Mindaugas Kalonas prie kamuolio. Kamuolys baudos aikštelėje, dar vienas šansas. Ir šį kartą nepavyksta. Ir vėl prie kamuolio buvo prisilietęs Tomas Danilevičius ir tais momentais, kažkaip pradedi tikėti, kad kamuolys dar kartą gali įskrieti į varžovų vartus. Tomas Danilevičius, jei pelnytų dar vieną įvartį, pasiektų vos antrąjį hetriką Lietuvos istorijoje. Dabar gaila, kamuolys jau buvo palikęs aikštę. Nors per didelį triukšmą ne visada teisėjo švilpuką išgirsta ir aikštėje esantis futbolininkai. Gražiai dabar žaidžia net 7 Lietuvos futbolininkai. Ir toliau Žaliukas. Danilevičius. Mikoliūnui. Sauliukas gali kairė koja pataikyti. Yra įmušęs tokių įvarčių pereinant į centrą, tačiau irgi stipresnė koja yra dešinė koja. Ir galbūt reikėjo rizikuoti ir individualiai veršęs į baudos aikštelę, kadangi turim rezultatą 2-0, rizika gal būtų pasiteisimas. Kaip kadaise Mikoliūnas susitvarkė epizode su Kaka Kaladze. Rungtynėse Kaune prieš Gruziją Mikoliūnas elgėsi visai kitaip, tačiau ir vėl. Turbūt po tokių smūgių vartininkam yra labai sudėtinga, nes jų pačių gynėjas užstoja kamuolį ir tai yra vadinamasis netikėtumo faktorius, kurį Mikoliūnas ir bandė išnaudoti. Mažiau nei 10 minučių užbaigti šias rungtynes, vis dar 2-0 pirmauja Lietuva ir kas svarbiausia, kad lietuviam pavyko sugriauti tą austrų tikėjimą, kad rezultatą dar galima išlyginti. Aš manau, kad labai svarbu tai, kad nepraleistas ne vienas įvartis. Labai svarbu, kada žaidėjim lengva žaisti, kontratakuoti, kada žinai, kad saugus tavo vartai ir kad patikimai ginamasi, kad nepraleidai įvarčių. Tada be baimės galima eiti į kontrataką, sudalyvauti ataką ir sėkmingai gintis. Ir vėl nesėkmingai žaidžia austrai, vien dėl to, kad sekundės bėga. Ir sekundės bėga tada, kai su kamuoliu jų komandos vartininkas, tolimas perdavimas tiesiai Ignui Dedūrai ant galvos. Mindaugas Kalonas. Geriau būtų neprasižengti tokioje aikštės vietoje ir Kalonas joje neprasižengia. Klimavičius vėl ramiai su Edgaru Česnausku. Česnausko greitas žaidimas. Deja, vaisių šiame epizode neduoda. Beveik 70 minučių sužaista ir Prancūzijoje. Ten šeimininkai susitinka su serbais ir rezultatas 0-0. Kuo baigsis austrų ataka? Austrų ataka baigėsi nieko. Stumas gala tolimas ir smūgis, tačiau neparuoštas. Tai kad buvo smūgis tik link vartų, tačiau ne į vartus. Dar kartą šis epizodas ir vėl kontroliavo situaciją Žydrūnas Karčemarskas, tad net jei kamuolys būtų skriejęs į vartus, pasiekti įvartį buvo tiesiog neįmanoma. Austrų futbolininkai su kamuoliu. Dabar net sunku pasakyti, kuriuo kraštu jie pradeda atakas, tiesiog patys dažniausiai ir nėra apsisprendę. Ir tolimas perdavimas į priekį dažniausiai būna perimtas Lietuvos futbolininkų. Kad ir dabar. Visiškai analogiška situacija, kurią mes vien per antrąjį kėlinį matėme gal 10 kartų. Mindaugas Kalonas, priekyje Danilevičius. Dar kart Kalonas.
metrai nebuvo. Ir po to ranka žaidžia. Bet teisingai sužaidė Kolonas, kad mėgino surizikuoti ar dviejų priešininkų pralysti. Tokią situaciją reikia rizikuoti. Baudos aikštelėje tu esi šeimininkas, puolantis žaidėjas yra šeimininkas. Tačiau galbūt taip kristi nereikėjo, nes kitas arbitras būtų ir sugalvojęs parodyti geltoną kortelę. Puolančiam geltoną kortelę, teisingai. Štai dar kartą ramiai apsigynė lietuviai. Mikoliūnas, Šemberas, Mikoliūnas. Na ir dabar mes turėtumėm išvis geltoną kortelę. Tai, ką treneri minėjote, manau, visiškai yra dėsninga ir po šio epizodo. Kristianas Fuksas, na, tai yra emocijų nevaldymas, tai yra jau psichologinis. Tai yra nevilties jausmas, kada žaidėjai jau norėtų, tačiau neviltis jau įvaldžius komandą ir mato, kad nieko nesigaus ir kad šiandieną jie pralaimė. Ir sportininkų aišku labai apmaudu ir kartais būna įvairių įsišaukimų, raudonų kortelių ir nesąmoningų smūgių. Šiuo atveju gerai, kad nebuvo kažkoks tai labai grubus smūgis, po kurio galėtų sekti raudoną kortelę. Ir dar vienas gražus epizodas, kad iškart atsiprašė Sauliaus Mikoliūno varžovas. Na, taip pat pats puikiai suprasdamas, kad pasielgė negražiai. Austrų ataka, kuri vėl baigėsi nieko. Kuo labiau artėja rungtynės į pabaigą, tuo labiau įsisiautėja Marijampolėje susirinkę žiūrovai. Ir kažkodėl nebejoju, kad besibaigiant rungtynėm, jie visi atsistoja dėkos Lietuvos komandai. Austrai su kamuoliu. Kamuolys baudos aikštelėje, smūgis į vartus, Stankevičius apsigina. Ir po to apsigina ir Arūnas Klimavičius. 2 minutės iki pagrindinio laiko pabaigos. Net Tomas Danilevičius grįžęs į baudos aikštelę ir matome, kaip stengiasi neleisti varžovams pasiekti nei vieno įvarčio lietuviai. Karčemarskas, jo klaida. Gana nesėkmingai išėjimas švartų. Ir pirmasis toks epizodas, kai neužtikrintai sužaidžia Karčemarskas. Tačiau viskas gerai, kas gerai baigėsi. Būtų dar smagu pamatyti epizodą, kai Austrai turėjo galimybę sušvelninti rezultatą, tačiau to nepadarė. Dar kartą pažiūrėkime, kampinis. Štai, ne toje vietoje buvo Karčemarskas, o dar likus minutei iki pagrindinio laiko pabaigos. Marijampolėje tie 5000, kurie susirinkę, bent jau pusė dabar yra atsistoję ir jau dabar dėkoja savo komandai. Ignas Dedura. Ramus kaip belgas. Muša kamuolį toli į priekį. Na, o dabar dar. Čia turbūt užginčius arbitrais. Geltoną kortelę prie savėjų išvysta Martinas Štranslis. Igno Deduras, komandos draugas Maskvos Spartake ir kaip prieš šį mačą pats Dedura kalbėjo, mes galbūt su juo pakalbėsime geriau po rungtynių ir pakalbėsime apie tai, kuri komanda buvo stipresnė. Treneri, baigėsi 90 minučių ir trumpa analizė, trumpas rezume. Aš galiu pasakyti labai gerai, kad vėl buvo pasirinktas tas pats statinis variantas, nes žaidžiame su lygiaverčiu varžovu, išvilioti jį ir sėkmingai kontratakuoti. Labai sėkmingai sužaidė abiejais momentas Tomas Danilevičius, nukreipdamas smūgiuotus kamuolius į vartus. Tikrai, sakyčiau, šiandien atsiskleidė jau dar toks momentas, vienas Tomo sugebėjimas nukreipti kamuolį ir po savo draugo smūgio į vartus.
Klaidų gynime praktiškai didelių nebuvo, o atakoje, skyrus pirmame kėlinyje, kada turėjome momentą, kada Austras nepataikė kamuolį. Aš manyčiau, kad momentų mes sukūrėme šiandieną tikrai daugiau ir pelnytai, be abejo, pelnytai laimėjome ir esame tvirtai grupės lyderiai. Ir kaip treneri dar prieš rungtynę sakėte, Lietuvos komandai yra geriau žaisti kuo vėliau. Šiandien tai taip pat pasitvirtina. Aš visuomet sakydavau, kad niekada, kad komandą mes geriau jaučiamės kuo vėliau žaisdami ir, sakykime, niekada nenorėjau anksčiau 8 valandos žaisti, nes ilgesnė diena, ilgesnis pasiruošimas, galima normaliai su komanda pasiruošti, koncentruoti, susikaupti. 91 minutė prabėgo šios dienos rungtynėse, rungtynių arbitras pridėjo 3 minutės iki pagrindinio laiko pabaigos, vadinasi, maždaug 2 minutės užbaigti šias rungtynes. Jau dabar. Jau nevilties atakos, galiu pasakyti, Austrai. Na, net ir tie perdavimai atgal. Galbūt trečiasis įvartis. Danilevičius Mikoliūnui. Neteisingai Mikoliūnas kito, neteisingas pasas buvo. Bet noriu pasakyti, kad Austrai tuo terminu jau meta kamuolį pirmin, tikėdamisi, kad kas nors gal įvyks. Tačiau jau čia yra nevilties atakos tokios, kur mėginama kamuolį pasiųsti į priekį ir ten kovoti. Ir turbūt dar svarbiausias rungtynių akcentas, šiandien laimėjo ta komanda, kuri buvo stipresnė. Galima drąsiai sakyti, kad Lietuvos rinktinė buvo stipresnė. Lietuvos rinktinė nieko nenusileido techninį pasiruošimą, ne fizinį pasiruošimą ir jo labiau nenusileido taktinį pasiruošimą. Mažiau nei minutė užbaigti šias rungtynes. Dar kartą savo meistriškumą pademonstravo Žydrūnas Karčemarskas. Ta jis turi padaryti galimybę dar kartą ir vėl. Puikiai sustabdyta ataka ir iškart. Toks perdavimas. Ojojojojoj, raudona kortelė galime išvysti šioje situacijoje. Raudona gal čia buvo žaidybinis momentas, tai nebuvo, sakykime, sąmoningai kertama per koją. Na, pažiūrėkime dar kartą. Gal ir nelabai turėtų būti skiriama. Kita vertus, neturėjo jokių galimybių perimti kamuolio ir turbūt tik dėl to, kad yra viskas aišku, dėl to rungtynių arbitras pasigaili austrų futbolininko. Tai yra viskas, tai yra pergalė. Antroji pergalė šių metų pasaulio čempionato atrankos grupėje ir kol kas Lietuva yra lyderė, grupės lyderė. Neįtikėtina, tačiau tai tiesa. Jei kas švesit, būtinai pakelkit bokalą ir už tuos žmonės, kurie norėjo, kad jums šį vakarą būtų gera. Tai yra puikiai. Mūsų geriausio gerų futbolo ateitis. Likite su Sport 1, šis vakaras dar nesibaigia. Mes nugalėjome, mes esame geriausi. Iki.